O kai reikia, nubėgi kelias kontratakas ir įmuši įvarčius. Bangai, toks žaidimo stilius, aš pasakyčiau, kartais yra išties parankus, o čia pavojinga situacija ir viskas gerai, kas gerai baigėsi. Leidžia atsikvėpti Azerbaidžano Agdamo Karabach ir tačiau dabar azerbaidžianiečiai štai taip spurtuoja komandos kapitonas, smūgiuoja į vartus 6 numeris Rašadas Adigovas. Štai tokia Azerbaidžano komandos ataka ir 0-1. Gal 30 metrų, nei vienas Bangos žaidėjas nesugebėjo. Jis čia atlieka pakankamai svarbų vaidmenį. Jo pozicijoje. Jis yra stabilus numeris 1. Tai čia pavojinga situacija. Perdavimas arčiau vartų. Jis supranta, jog tiesiog nėra prasmės niekur skubėti. Kol kas rezultatas tenkina, žaidimas taipogi. Tad forsuoti įvykių. Galbūt net toks įvartis. Na ir štai čia, ko gero, Paulių komentarų nelabai gali būti. Ar tai galima pavadinti namų darbais, ko gero sudėtinga, nes kamuolys nusipjovė, kaip futbolininkai sako, tiesiai į vartus. Ir 17 numeris. Smūgiuoja, turi smūgiuoti iš karto, jeigu sudvėjoji. Dažniausiai gaunasi visiškai nelogiškas sprendimas, o čia pavojinga situacija. Susitvarko kamuolį, atmeta ir koks smūgis. 14 numeris. Ataka dešiniuoju kraštu, ji gali baigtis pavojingai, tikėsimės, kad viskas bus gerai, na o dabar smūgis. Beje, be šių rungtynių. Štai taip, perima kamuolį Gargždų Bangos komanda. Spurtuoja legionierius 25 numeris Kalebas Ekvegbo, jo smūgis į vartus ir štai taip gelbėja komandas. Europos lygos rungtynės ko gero geriausia galimybė parodyti save. Čia 77 numeris Georgija Adamija, jis su kamuoliu 18 numeris Ilgaras Gurbanovas smūgiavo į vartus. Čia dar vienas smūgis. Suolelio Bangoje ta situacija iš esmės yra tokia pati. Tačiau jie aikštė eina tada, kai reikia suaštrinti puolimą. Dabar, aš manau, būtent tokia situacija ir yra. O čia trečiasis įvartis. Nei ką pridėti, nei ką atimti. Tiesiog gražus įvartis 3-0. Sakyti įvartis vėl iš niekur. Čia Azerbaidžano savoje aikštės pusėje. Čia jau Svečiai pradeda savo ataką. Gražiai žaidžia sienelę. Pavojinga situacija. Galima atmesti kamuolį į baudos aikštelės vidurį. Štai toks perdavimas ir ačiū Dievui, viskas baigėsi gerai. Na įdomiai dabar su Agolė atgal, štai taip, komandos vartininkų ir štai čia aktyviai rungtyniaujantis legionierius Kalebas Ekvegbo kontroliuoja kamuolį. 25 numeris Ansi Agolė. Neblogas perdavimas, pavojinga situacija, 1-1 ir 0-4. 9 numeris Bakitijaras Soltanovas. Paliekama aikštės viduryje. Dar viena pavojinga situacija, tačiau šį kartą tiesiog bravo Pauliui Pociui, kuris... Dar viena tokia pati situacija, 1-1. Klaidinamas judesys, smūgis. Laimiai šį kartą virš vartų, tačiau panašu, jog bent jau Bangos ekipas gynė turi. Beje, pridėtos 3 minutės, tad jau rungtynių arbitro švilpukas skelbiantis, jog šias rungtynės rezultatu 4-0. Laimėjo Karabach ekipa.